Vasara jau čia. Pasirūpinkite komfortu su Quincera. Galingi oro kondicionieriai ir šilumos siurbliai su nuolaidomis. Quincera. Galingi sprendimai visiems metų laikams. Šeštadienį apie 20 val. Pareigūnai gavo pranešimą, kad grybaudamas netoli Kaniukų tilto gyventojas rado sprogmenį. Atvykus policijos pareigūnams vyras jau buvo namuose. Paprašytas parodyti radimo vietą, Alytaus rajono gyventojas palydėjo pareigūnus į mišką, tačiau sprogmens rasti nepavyko, nors vietą ir buvo pasižymėjęs. Paieškos metu aptiktas kitas sprogmuo. Netrukus į Alytaus rajoną iš Kauno atvyko išminuotojai. Po detalesnės paieškos buvo aptikta dar daugiau sprogmenų, tačiau dėl tamsos dirbti tapo pavojinga, todėl nuspręsta darbus tęsti kitą dieną. Naktį teritoriją saugojo policijos ekipažas. Kitą dieną pratęsus darbus viso rasta 16 Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų. Juos išsivežė kariuomenės išminuotojai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.